Kaimo gyventojai šįmet nusprendė pasinaudoti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros programos 2007–2013 metų veiklos sritį asbestinių stogų dangos keitimas prieš pradedant stogo dangos keitimo darbus turėtų atkreipti dėmesį į įgyvendinimo taisyklėse numatytus ES paramos teikimo reikalavimus. Asbestinio stogo dangos keitimo projektas turės būti įgyvendintas per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Parama bus mokama taikant išlaidų kompensavimo būdą. Tai reiškia, kad paramos gavėjas turės įgyvendinti projektą savo lėšomis, o vėliau jos bus kompensuotos pateikus mokėjimo prašymą ir visus reikiamus dokumentus. Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo medžiagų, statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo ir jų šalinimo paslaugų pirkimo, taip pat projekto viešinimo išlaidos. Išlaidos už stogo keitimo darbus nebus kompensuojamos. Pareiškėjas savo lėšomis turės sumokėti darbininkams už stogo keitimą ir šie pinigai grąžinti nebus. Be to, nebus kompensuojama ir už stogo šiltinimo medžiagas. Parama praėjusiais metais pasinaudojo ir visų projekto įgyvendinimo reikalavimų atidžiai laikėsi Vilniaus rajone Varnalaukio kaime gyvenantis Aloyzas Daublys. Tokių stogų labai mažai likę bent jau mano apylinkiai. Jis ir kenksmingas, ir labai neišvaizdus yra. Tai tokia mintis jau galvoj sklandė labai seniai. Tai nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė tokią programą, kad valstybė bus parems šitą. Ir tas galutinai paskatina apsispręsti jau stogą pakeisti. Ir su visais darbais, užtruko, sakyčiau, kokius 3–4 mėnesius, bet gryno darbo stogo keitimo, tai būtų, aš galvoju, kad užtruko apie 2 mėnesius. Paramos lėšomis pagal veiklos sritį asbestinių stogų dangos keitimas finansuojama iki 50% visų patirtų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Norint, kad šios išlaidos būtų kompensuojamos, paramos gavėjas atsiskaityti su tiekėjais turi per finansinės institucijas. Už prekes ir paslaugas reikia atsiskaityti banko kortele arba pavedimu. Turi būti atsiskaitoma iš paramos gavėjo sąskaitos. Pirkiniai arba paslaugos apmokėtos grynaisiais pinigais kompensuotos nebus. Ko reikia nepamiršti, tai labai tiksliai pasiskaičiuoti plotą, kadangi nacionalinė mokėjimo agentūra tų išlaidų, kurios nebus įtrauktos į sąmatą, mokėjimų nepriims. Nuo gyvenamojo namo stogo nuimtų asbestinių šiferių negalima dengti ūkinių pastatų arba kaip nors kitaip jo panaudoti antrą kartą. Visa senoji stogo danga turi būti saugiai išvežta ir sutvarkyta nustatytose atliekų tvarkymo vietose.